Sveiki. Norėčiau pakalbėti apie štai šią užduotį. Kadangi mokykloje kilo keletas klausimų ir nespėjau atsakyti, tai padarysiu video pamoką. Apie kągi kalba užduotis? Kad mokiniai renkasi mokomuosius dalykus ir jų kursus. Pavyzdžiui, kad direktoriaus pavaduotojas sudarė matematikos dalyką pasirinkusių mokinių sąrašą. Kaipgi sąrašas sudarytas? Kursas, vardas, pavardė. Dabar mums reikia tokios programos, kuri suformuoja du atskirus sąrašus A ir B kursui. Ir mokiniai turi būti pateikti abėcėlės tvarka pagal pavardę. Bet jeigu pavardė sutaptų, tada reikia atsižvelgti į vardą. Kaip matote, duomenys pateikti tokia tvarka. Kiekis duomenų, tada kiekvienoje eilutėje kursas, vardas, pavardė. Na, o atsakymus yra kurso numeris, mokinys, pavardė, vardas ir kitas sąrašas ir vėlgi pavardė, vardas. Ką mums reikia būtent panaudoti, tai sukurti sąrašo reikiavimo funkciją, kuri naudojama 2 kartus. Reiškia, mes į ją nesiunčiam abiejų sąrašų vienu metu, bet ją iškviečiam atskirai kiekvienam sąrašui. Taigi, nuo ko pradėti štai šią programą? Pirmiausiai pasidarome, kad nereikėtų sukti galvos apie bibliotekas. Ir dabar pakalbame, kasgi sudarytų vieno mokinio struktūrą, kad mums užtektų 2 masyvų ir nereikėtų kitų papildomų. Taigi, struktūra mokinys. Tai mokinį sudaro vardas ir pavardė. Pačio kurso pas mokinį saugoti nereikia, nes mums reikia iš karto išskirstyti sąrašus. Aišku, galimas ir kitas sprendimo būdas, na, bet šis man pasirodė paprastesnis, jeigu aš iš karto viską išskirstau. Taigi, aš susikuriu dinaminį masyvą mokinys, kurį pavadinu grupė A. Ir lygiai taip pat susikuriu masyvą grupiai B. Taigi, kai skirstysiu mokinius, tai į grupę A dėsiu tik tuos, kas pasirinko A lygį, į grupę B tuos, kas pasirinko B lygį. Pirmiausiai, aš galvoju, kaipgi reikėtų man atlikti visą darbą ir jį suskirstyti į funkcijas. Turėtų būti funkcija skaitymas, tada rikiuoti funkcija, sakykim, dar vieną rikiuoti ir tada spausdinti. Štai 4 funkcijos, kurios galėtų man atlikti darbą. Kaip matote, rikiavimo funkciją susikūriau 2, todėl kad tą pačią funkciją kviesiu 2 kartus, vieną kartą su grupė A, kitą kartą su grupė B. Tvarkoje, pradėkime pradžioje nuo skaitimo. Į skaitimą reikia nusisiųsti grupę A ir grupę B. Štai taip. Dabar mano funkcija bus void tipo, nes grąžins tik per parametrus. Tai bus skaitimas ir įsikeliu pirmosios grupės aprašą ir antrosios grupės. Štai taip. Taigi, aš atsisiunčiu 2 masyvus ir dabar tuos 2 masyvus noriu užpildyti. Nuo ko pradėsime? Pirmiausiai atsidarome failą ir pasiruošime jį darbui. Stream, fin ir bus pas mus data.txt. Štai taip. Failą atsidariau. Dabar failai yra pirmas skaičius, kuris reiškia duomenų kiekį. Tai bus int n ir skaitome n. Vėlgi, kaip visada, rekomenduoju greitai paimti ir išsispausdinti bei pasitikrinti, ar tikrai jūs tą pirmą skaičių matote, ar teisingai atsidaro failas ir skaitomi duomenys, kad be reikalo vėliau negaišti laiko ieškant klaidų ten, kur jų tiesiog nėra. Dabar, kadangi aš žinau, kiek yra mokinių, tai aš galiu naudoti ciklą for, nes jis konkrečiai paima tą kiekį, ir skaityti vieną mokinį po kito. Kągi aš skaitysiu? Pirmiausiai, aš skaitysiu, kokį lygį pasirinko mokinys, tada skaitysiu jo vardą ir skaitysiu pavardę.
Kodėlgi aš skaitau netiesiai masyvą? Pirmiausia, aš perskaitysiu vieną mokinį, tada pagal jo lygį nuspręsiu, kurgi tą mokinį reikia padėti. Taigi, skaitymas. Skaitome pirmiausiai lygis, vardas ir pavardė. Šioje užduotyje nėra tokio dalyko kaip simbolių kiekis vardui ir pavardė. Dėl to juos skaitome tiesiog kaip paprastus string tipo kintamuosius. Dabar, jau kai aš turiu perskaitęs mokinį vieną, man reikia skirstyti. Tai va, skirstyti į grupės. Dabar, pagal kągi aš skirstysiu? Ogi pagal lygį. Taigi, jeigu lygis yra A, tai turėtų mokinys patekti į grupę A. Todėl rašau grupė A, komanda push back ir įmetu duomenis kieno, tai yra vardas ir pavardė. Šiuo atveju vektor tipo masyvai labai praverčia, nes jie didėja tik tais tiek, kiek aš konkrečiai įmetu duomenų ir man nereikia fiksuoti kiekio, kiek aš ten įmečiau, todėl kad masyvas pats žino savo dydį. Toliau, ką daryti priešingo atveju? Lygiai taip pat mesti į masyvą, tik tais užsirašyti, kad tai bus grupė B. Norėčiau pasitikrinti, ar tikrai aš viską perskaičiau, tai tą galime padaryti štai šioje vietoje ir pavyzdžiui pasirašyti ciklą išspausdinti, tarkim, grupiai B. Tai rašau auto, tarkim, grupė B, su klaida parašiau, grupė B ir ant ekrano greitai išspausdinu ką? Grupės vieno iš mokinio vardą ir endline. Tikrinuosi taip, ciklą kažką suklydau, taip, atsiprašau, vieną kabletaškį padėjau per daug. Ir matome, kad į grupę B pateko Ona, Juozas ir Petras. Pažiūrime pagal užduotį ar taip. Aš nusikopijuosiu atsakymus, kad būtų galima greičiau lyginti. Taip. Ona, Juozas ir Petras. Dar sykį paleidžiu patikrinimui. Štai taip, kaip matot, Ona, Juozas ir Petras. Tie patys žmonės, tačiau jie dar yra nesurikiuoti. Bet jau duomenis aš turiu. Taigi, šitas sakinys man pasidaro nereikalingas. Aš pereinu į rikiavimo funkciją. Rikiavimui siunčiu pradžioje grupę A ir tada siunčiu grupę B. Taip, siunčiu vieną grupę po kitos. Dabar gali kilti klausimas, kaip aš dabar į tą pačią funkciją galiu nusiųsti du skirtingus masyvus. O iš tikrųjų funkcijai nėra jokio skirtumo, koks yra atsiunčiamas masyvas. Svarbiausia, kad atitiktų jo tipas. Todėl pas mane funkcija bus irgi voidas, rikiuoti. Ir kągi aš atsiunčiu? Atsiunčiu taip, vektor masyvą tipo mokinys. Ir kad čia nebūtų painiavos, aš nerašau nei grupė A, nei B, aš tiesiog rašau grupė. Šiuo atveju pavadinimas įtakos neturi, nes pirmas siunčiamas narys yra įrašomas į šitą kintamąjį, svarbu vieta ir tipas, bet ne pavadinimas. Taigi, toliau, kaipgi mes rikiuosime dabar duomenis? Rikiuosime atsižvelgdami į pavardę, o jeigu pavardė sutampa, tada į vardą. Turiu for ciklą, įkintamasis man tik tai startuos visą rikiavimo schemą iš naujo ir pats rikiavimą nedalyvaus. Taigi, grupė.size. Čia yra labai patogu, kai naudoju dinaminį masyvą, kad grupė mato savo dydį. Tai nesvarbu, atsiųsiu A ar B, grupė atitinkamai prisitaikys. Ir dabar viduje jau pats rikiavimo ciklas yra, tai pradedu J nuo 0 ir einu iki grupė.size -1. Kodėl -1? Todėl, kad aš tikrinsiu dabar esantį narį su sekančiu. Tai kai aš paimsiu paskutinį narį, tai už paskutinio nario sekančio nebėra ir dėl to man gali
atsirasti klaida, dėl to aš pamažinu ciklą vienu prasisukimu, viena iteracija. Toliau, kągi aš tikrinsiu? Sakysiu taip. Jeigu grupė jotojo nario pavardė pagal abėcėlę stovinčio kairiau, pagal abėcėlę yra toliau negu stovinčio dešiniau, tai yra grupė J+1 pavardė, tai šituos du duomenis reikėtų sukeisti vietomis. Vop, ir bus grupė J keičiasi su grupė J+1. Štai taip. Ir šitie du nariai susikeičia. Tačiau ką daryti, jeigu pavardės yra vienodos, tai yra lygios? Tada lygiai tą patį darom, tik tais atsižvelgiam į vardus, bet nurodyta yra, kad lygų. Tada žiūrim taip, kad vardas, jeigu pagal abėcėlę yra toliau negu dešinio nario vardas, tai juos irgi reikia sukeisti vietomis. Štai čia atlikau sukeitimą. Ir beliko tik išspausdinti duomenis ir pažiūrėti, ar tikrai aš viską gerai padariau. Taigi, einame į spausdinimo funkciją, kopijuoju štai šitą, kopijuoju pavadinimą spausdinti, į apačią persikeliu prototipo aprašą ir dabar galėsiu rašyti funkciją. Pirmiausia, pasiruošiu failą, atsidarau failą įrašymui duomenų, failą įvardinu res.txt ir ką pirmiausia rašysiu dabar į failą. Pirmiausia, turi eiti grupės pavadinimas, tai bus grupė A. Toliau. Reikia išspausdinti visus grupės narius. Na, čia galima išspausdinti ir sutrumpintai, auto, pavyzdžiui, G, kad dar būtų paprasčiau, taip rašysiu, G grupė A. Ir spausdiname ką? Reikia spausdinti pavardę ir vardą. Tai netgi galima rašyti vienoje eilutėje. Čia jau panašu darosi į Pythono užrašus. Ir rašau, kad G taškas pavardė, tada reikalingas tarpas ir G taškas vardas ir endline'as. Štai taip. Visą šitą dalį aš galiu kopijuotis, užrašyti, kad čia yra B ir čia užrašyti, kad yra B. Na ir dabar tikrinam, ar tikrai tas mano spausdinimas teisingas. Štai taip. Kaip matote, atsakymas yra, pasikeitė liko tas pats, kodą kopijuojuosi, einu į platformą, pateikti sprendimą ir pažiūrime, kiek praeisiu testų. Gal vis dėlto praleidau kokį nors tarpą ir bus, visi 3 testai praėjo, viskas gerai. Tai kaip matote, galima tą pačią funkciją naudoti ne vieną kartą, svarbu, kad atitiktų duomenų tipas. Na, o jeigu reikia išspausdinti visus duomenis, labai patogu naudoti šiuos sutrumpintus for ciklus. Kągi, sėkmės atliekant užduotis.